Labas rytas, mėly Baltijos televizijos žiūrovai. Šį šeštadienio rytą iš MP Team garažo su jumis sveikinuosi aš, Arūnas Lisenka, ir laida Drifting su Devina Sport, kurioje matysite. Praėjusį savaitgalį Kačerginės Nemuno žiede nugriaudėjusio Rytų Europos drifto čempionato trečiojo etapo apžvalgą. Išsamų interviu su Drifter LT komandos pilotu Timu Simniška. Bei jūsų laukia Drifto akademijos rubrika su Kastyčiu Alekna. Praėjusį šeštadienį netoli Kauno esančioje Kačerginės trasoje tvyrojo svylančių padangų kvapas, tirštas rūkas ir velniškai gera nuotaika. Klykė ne tik 150 km/h greičių slystančios padangos, bet ir publika stebėjusi nuostabų renginį. Kokį? Ogi Rytų Europos drifto čempionato trečiąjį etapą. Nors Devina Sport komanda neorganizavo ir nedalyvavo surengtose varžybose, tačiau neatsispyrė norui nukeliauti į Kačerginėje esančią Nemuno žiedo trasą ir viską apžvelgti iš žiūrovo pozicijos. Džiugu, kad mūsų tautiečiai parodė tikrai aukštą pilotavimo lygį trasoje. Nors kvalifikacinėje lentelėje pirmose pozicijose išsirikiavo svečiai iš užsienio, tačiau poriniuose važiavimuose lietuvaičiams mažai kas prilygo. Gaila, jog Andrius Čibirka patyrė nesėkmę ir jau per porinį bandomą įvažiavimą sudaužė savo automobilį ir pasirodymą varžybose baigė. Iš visų Rytų Europos drifto čempionato trasų Nemuno žiedas laikomas greičiausia. Būtent šioje trasoje pasiektas 200 km/h greitis. Todėl Timas Simniška su Lexus SC mažajame finale į paskutinį posūkį įlėkė tokiu negailestingu greičiu, jog paprasčiausiai nebebuvo įmanoma išvengti už posūkio esančio žvyro, kuriame įstrigo kauniečio automobilis. Nors Timui ir nepavyko pačiupti trečiosios vietos, jis pralaimėjo kovą dėl šios vietos kaimynui iš Lenkijos Pavelui Treilai, vairavusiam Opel GT. Jo pasirodymas suteikė daug džiaugsmo žiūrovams. My name is Pavel Trela. Here we are with my Opel GT. This is second year with this car, with 2 JZ engine, about 750 horsepower. Why Opel GT? Because I had to build a new car since last year. My old Nissan S13 was just too old, too many crashed and stuff like that. So I needed a new car. I wanted to build a car which is the one in the world, yeah. Publika kaitino ne tik Rytų Europos drifto čempionato merginos, bet ir nuostabus oras. Danguje nei debesėlio ir saulė kepino visų pajėgumu. Tad žiūrovų tribūnose vaizdas buvo lyg paplūdimyje. Visi stengiasi kuo daugiau kūno saulei parodyti. Tačiau čempionato dalyviams toks karštis nebuvo didelė pramoga. Kaito ne tik vairuotojai automobiliuose, bet ir pačios transporto priemonės. Tačiau tai niekam nesukėlė per didelių emocijų. Auksarankiai mechanikai greit išsprendė bėdas ir leido vairuotojams toliau draskyti asfaltą ir padangas. Nuo pat pirmų treniruočių ryte buvo aišku, kad vairuotojams mūsų Nemuno žiedo trasa bus didelis iššūkis. Šoniniam slydimui pritaikytoje konfigūracijoje, leidžiantis link ąžuolo posūkio, vairuotojai pasiekdavo 200 km/h ir didesnį greitį. Nepaisant stiprių varžovų iš visos Europos, ant nugalėtojų pakilos pirmų numerių užlipo lietuvis Mantas Kulvinskas, nors kvalifikacinėme važiavime jis buvo 5. Jis finalinėje porinių važiavimų kovoje pasirodė geriau nei dabartinis Rytų Europos drifto čempionate įskaitos lyderis Kristupas Blušas su savo BMW M3. Kitas Rytų Europos drifto čempionatas vyks rugpjūčio 23 dieną Vengrijoje. Kadangi Mantas Kulvinskas šeštadienį tapo geriausiu Rytų Europos drifteriu, mūsų kūrybinė komanda jį pakalbino. Ar buvo kokių kliūčių, lūžimų, nesupratimų šiandien? Šiandien, kaip pasakau, visą dieną jis kaip išpypkis, jokių gedimų, jokio nieko, tik keitėm padangas, pilėm kurą ir važiavom. Labai gerai. Šiaip retai tai būna, dažniausiai kažkas arba lūžta, arba kažkokias... Vakar buvo lūžę. Nu va, matai, tai vakar buvo lūžę. Tai, supratau. Tai susitvarkėm ir viskas gerai. Labai gerai. Aš dar jaunimui siūlyčiau išlipti iš aikštelių ir va, kaip tu
tu darai važiuoti į šitos, į Kėdainius, tengi visai kitaip. Prie didesnių greičių daug tave labiau mokina susikoncentruoti, greičiau viską darai, tada ir auto aikštelė gaunasi automatiškai lengviau važiuoti. Teisingai. Jeigu išmokai važiuoti aikštelė įgūdžių, reikia lipti į greitesnę, tada tu daug greičiau gali mokintis. Tai ką, ačiū už pokalbį. Manau, visi su manim sutiks, jog vienas iš ilgiausiai sportuojančių ir puikiai išmanančių drifto sportą ir techniką Lietuvoje yra Timas Simniška. Su laidos kūrybinė grupė nukeliavome pas jį ir įdomiai su juo pasišnekėjome. Šiandien atvažiavome į Kauną pas 2008 metų drifto karalių Timą Simnišką. Sveikas, Timai. Sveiki. Tai ir iš karto, nieko nelaukdamas, norėčiau tavęs paklausti. Driftas. Na, tikrai įdomi sporto šaka. Kodėl tu ją susidomėjai ir kada tu ją susidomėjai? Prieš kokį 10 metų įsigijęs pirmąjį Opel Omega. Ne tą, kurią visi žino. Ne tą. Prieš ją buvo dar vienas modelis. Tai buvo 3 litrų automobilis tam laikui ir tam protui jaunam, tai buvo pakankamai stipru, kuris buvo linkęs po lietaus slyst. Plius pas jį buvo blokuotas reduktorius standartai, kom visi nustebo. Kuo daugiau slydom, to labiau patiko. Kuo labiau patiko, to daugiau domėjomės. Tą momentą atsirado mano gyvenime internetas, aš su juo gerokai vėlavau lyginant su kitais, kaip ir dabar vėluoju su visokiam elektroniniam priemonėm. Ir iš ten sužinojom, kad japonai pasirodo visą tą reikalą daro. Iš ten atsirado driftas mūsų gyvenime. Plius Širvintose buvo suorganizuotos pirmosios varžybos. Žmogaus, kuris dabar, man atrodo, jų nebeorganizuoja. Taigi, Timai, buvo toks laikas, kad tu dingai kažkur tais iš būtent drifto arenos, iš drifto sporto. Kas įvyko? tą laiką pašvenčiau, turbūt jį matot už nugarų, gal nematot, paskui gal parodys. Šito serviso, taip, nežinau, įdirbiui galbūt įsibėgėjimui. Visas tas laikas suėjo čionais. Pinigai, ko gero, aš jų niekada daug neturėjau, taip kad iš esmės jų net nereikėtų akcentuoti, bet visas laikas iš esmės buvo surytas šito serviso. Rezultatas akivaizdus, jis dirba, žmonės turi darbą, kažkokias algas daugiau ar mažiau. Valio rezultatas pasiektas. Pasiektas rezultatas, vėl grįžom į driftą. Grįžai į driftą praeitais metais į All-Starsų varžybas, taip? Ir, sakyk, vis dėlto neatsispyrei tam. Ar jau pribrendo, kaip sakai, tas laikas, kad jau grįžt norėjai, ar būtent All-Starsai tave sugrąžino į driftą? Žinok, sunkiai galiu tau atsakyti iš tikrųjų. Pirmas dalykas, paslidinėti legaliai miesto gatvėmis, jau vien tai yra patrauklu. Plius į tas varžybas, teisingai, mano rėmėjai. Express Pizza stipriai man padėjo to vietoje, nes tai ir buvo didžiausias jų paskatinimas, kad pradėčiau važiuoti. Mes sutarėm, sumušėm rankom, kad grįžtų iš po didžiosios savo šeimos kelionės, kai mes sakom gyvenimo kelionę, mes buvom mėnesį į Gruziją, grįžom tiesiai All-Starsus. Buvo baisiai smagu ir dar ir padangų turėjom, tai kodėl nevažiuoti. Mašina visada pas mane buvo likus techniškai tvarkinga ir viskas su ja buvo gut. Nereikėjo kažką kiti remontuoja iš vakaro, ten taiso, daro kažką pas mus. Dažniausiai viskas yra paruošta dar gerokai mėnesis prieš. Ačiū mano mechanikams. Drifter LT komanda. Toks pavadinimas, kada jisai gimė? Antrą dieną po to, kai sudalyvavom, ne velnio, tą pačią dieną, kai sudalyvavom pirmuose savo gyvenime varžybose. Nes įeinam į internetą, rašom www.drift.lt ir rašo, neatsimenu kaip tas žodis vadinasi, užimta. Tu blemba. Sėdim, jeigu drift užimta, driftas kažkaip šiaip nelabai skamba. Įmam asmenį, kuris tą daro, drifter.lt. Laisva, mes perkam tą puslapį. Taip ir atsirado komandos pavadinimas. Kiek dabar jūsų komanda taip narių yra? Stop, negalima apibrėžti, kas yra nariai. Vienas dalykas tai yra žmonės važinėjantis su mumis, antras dalykas tai yra žmonės faktiškai gyvenantis su mumis visam šitam reikale. Tai aš sakyčiau, reikia priskirti visada būtinai vairuotojus
ir mūsų mechanikų komanda, kuri iš esmės kinta, bet mūsų Petriukas visada su mumis. Tai jisai tiek varžybų metu padeda, tiek prieš varžybų, tiek po varžybų padeda tuštėti stalą. Už mūsų nugarų stovi tikrai įspūdingas drifto bolidas. Vėlgi Lexusas, vėlgi ne BMW ar Nissanas, ne tradicinis Lietuvoje drifto automobilis. Vėlgi, kodėl Lexusas? Galbūt kažkokios mechaninės savybės geresnės? Čia reikia mąstyti globaliai. Pirmas dalykas, ištark žodį Lexus. Vat kai moteris tais klausia, bare, su kokia tu mašina? Ir tu sakai su BMW, bet jeigu tu nori pabrėžti, kad tu nesuprastų BMW, tu dar turi pasakyti, koks jisai, o jeigu nedaug dėvi su 30, tai dar išvardinti visas jo modifikacijas. Tada galbūt tai pažiūrės. O žodis Lexus pats iš savęs yra toks turtingas, nes visi suvokiam, kad tai yra nauja markė. Galbūt tom buvo paremta. Antras dalykas, Toyota Supros variklis, į kurį buvo orientuotas nuo pat pradžių, čia tinka visiškai savo vietas, nieko neperdarant. Tai darbas vietoj, sakykim, ten 1500–2000 eurų variklio įsudinime ir prie auginime prie mašinos kainavo, nieko nekainavo. Vieną išėmėm variklį, kitą įdėjom. Trečias momentas esminis, mes vėlgi laikomės tradicijos. Būk vienintelis. Ir būsi matomas. Nu dar tiesa yra toks labai smagu, kai žiūrovai aplinkui stovi ir šneka. Klausyk, o ta Mazda? Ne, ten Honda. Tai kad sakė Lexusas, ketvirtas jau už nugaros, žinai, reikia. Koks tau Lexusas? Labai smagu. Vis dėlto, Timai, driftas, kaip ir bet kokia tikriausiai autosporto šaka, yra pavojingas sportas. Vis dėlto greičiai dideli ir... Kaip reaguojate į šeimą tavo? Ar palaiko, ar bijo? Bijot, manau, kad nebijo. Palaikymas yra 100%, tiek važiavimo metu, tiek po važiavimo, tiek tarp važiavimo, tiek ruošiantis varžyboms. Pavojinga, na, iš esmės taip, kiekvienas sporto šaka yra pavojinga, tačiau driftas yra vienas saugesnių. Greičių didelių pas mus būna labai retai. EDC buvo jo, ir netgi deklaruojama, man atrodo, kad yra greičiausios Europos varžybos, ar ne? Tai tokių yra vienetai varžybų. Vėl iš esmės šeima pergyventi dėl mano ten saugumo ar dar kažko tikrai neverta. Avarijų, anais metais mane netgi taranų bandė pavadinti. Bet visos tos avarijos buvo sparnų aplankstimas, nedaugiau. Tai dažniausiai kas nors ten sustabdydavo kur nors. Labas, Andriau. Dar kažkaip bandė kartais kliudyti, kartais, nežinau, jie tiesiog būdavo lėtesni. Iš esmės, šeimos veiksmas drifte ir mano atveju tai yra visada jie šalia. Yra vos tik per mano tos 10 metų drifte, gal tik keletas varžybų, kai jų nebuvo šalia. O taip visą laiką mano vaikai, kai tik driftas prasidėjo tada, kai jų dar nebuvo, paskui atsirado vienas vaikas, tai žmona su vienu vaiku į visas varžybas. Mes važiuojam kartu, dažniausiai drauge, arba Eglutė atvažiuoja čiut vėliau. Dabar jau mes turim 2 vaikus, jie suvažiuoja visi. Nepaslaptis, kad turėsim ir 3 vaiką. Aš galiu garantuoti, kad jie lygiai taip pat gužės su manim visi. Autobusas didelis. Ten telpa ne tik komandos nariai, bet ir šeima. Todėl mes draugiškų charavodų rėdam kas kart kažkur. Toliau ar arčiau. Vaikai yra su manim buvę netgi prie Juodosios jūros varžybose. Puikus poilsis suderintas su lenktynėm. Na, dar norėčiau su tavim pakalbėti apie užkeiktąją antrąją vietą. Kaip manai, kodėl? Kodėl po velnių tik tais antroji vieta dažniausiai? Nežinau. Karma. Daugiau čia atsakymų. Kaip tau? Greičiausiai aš perdegu. Yra toks pas mane būdas, nes visada nusiteikimas viduje yra 5 vieta. Bet tai yra nusiteikimas nuo senųjų laikų, kai už 5 vietą dar būdavo neblogi taškai. Kaip dabar skaičiuojami taškai, dėja, aš nebelabai susigaudau. Nes ten yra vos neatskira kažkokia formulė skaičiavimo ir ok. O antra, dėl antros jau kai perėjau, tu supranti, kad jau antras tu jau bet kuriuo atveju. Pirmas kaip ir įdomu, bet skirtumas, keručiai, matyt, kad perdegu. Tai pagrindinė priežastis – perdegi. Aš taip manau, kad jo yra toksai, tiesiog, kadangi visos varžybos iš esmės vyksta įtampoje, tuo metu įtampa atslūksta, galbūt tai įtakoja mano rezultatų. O gal tiesiog sėkmės dalykas. Nežinau.
Aš sakau, aš turiu 40 taurių ir turbūt 36 iš jų už antrą vietą. Toliau, manau, bet kuriam žiūrovui labai rūpimas klausimas, kaip drifteriai praleidžia savo laisvalaikį. Turi gal hobį kokį? Gal mėgsti kažką veikti laisvų metu? Jo, tu supranti, kai tu turi gausią šeimą, tai tu laisvalaikio jau nelabai turi. Hobiui. O kai tu turi dar ir driftą. Žodis laisvalaikis turi būti vadinamas buvimas su šeima drifto varžybose. Timai, tavo pačios įsimintiniausios varžybos ir kodėl? Lenkija. Turbūt kokie 2005-2006 gal metai. Poznanės trasa, 52 dalyviai. Su įvairiausiom mašinom. Nuo toli Polonezo, toli kaip ten tas lenkiškas Žigulys vadinasi, aš nežinau, iki naujausio Porsche, M-kės, ir dar visokių ten šūdurmi žalų, kai Vitolis sako. Mes atvažiavom, tiesiog iš idėjos, kaip jau minėjau prieš tai, draugai susimetė, kad užtektų benzų, prisikabinom tralą, užsimetė mašiną, turėjom 16 nudroštų dėvėtų žieminių padangų ir nuvažiavom tas varžybas. Per treniruotę supratom, kad nieko mes pešt negalim. Pravažiavom kvalifikaciją ir prieš kvalifikaciją pradeda lyt. Palyja, mes pravažiavom kvalą, Giedrius sako, na, žinai, visko būna, tai pailsėkim, atsidarom alaus ir skelbia rezultatus. 52 ten kažkoks, 51 kažkoks, ir eina, mūsų kai nėra, tai nėra. Aš jau talų lik ir šoną. Daina iki ten 5 numerio galvoju, nu negi mes diskvalifikuoti. Pasirodo, mes užėmėm antrą vietą kvalifikacijų. Tiesa, vėl antrą, pastebėkit. Tai jau prieš tiek metų. Aha, sakau, tai mums matyt reikės dalyvauti. Mes nueinam į briefingą aš nieko nesuprantu, nešneka tik lenkiškai arba angliškai. Deja, abidvi šitos kalbos man nėra labai artimos. Ir varžybos. Pirmas top 16 važiavimas porinis mes laimėm, antrą mes laimėm, trečią teoriškai irgi laimėm, turbūt, taip ant praktikos turėjo būti. Faktas, kad vėl finalas. Aš prieš tokį burtininką, neatsimenu jo vardo, geras šiknius buvo. Jisai išlipa iš mašinos ir sako, o jisai su nauja M3, nauja, matosi, kad nauja. Sako, užkabins, nusipirksi. Nu, kur aš jį pasiunčiau, manau, kad žiūrovas ir taip nuspės. Bet esmė tame, kad įsėdus vidų vis tiek lieka toksai pykčio, apmaldumo ir pasimetimo jausmas, kur tu suvoki, kad žmogus yra su 50 kartų brangesnė mašina nei tu. Dar plus jisai jau tau paaiškino situaciją. Ir tradiciškai aš lieku antras. Tai va tai buvo įsimintiniausios, ko gero, nes jeigu dabar į paradą aš visada išvažiuoju geriausiu atveju su dukra, blogiausiu atveju vienas, nes man tiesiog skaitau, kad paradas tai yra vairuotojo ir automobilio pristatymas. Tai tada, kaip dabartinis jaunimas, kaip mes matom, mes į paradą išvažiavom turbūt 15 žmonių. Sulipę į Omega, ant Omegos, šalia Omegos, kas už ratlankio besilaikė, besisukdama, žinai, nu, bet tik būt toj vietoj. Tai va tai, ko gero, buvo įsimintiniausios varžybos. Timai, prieš savaitę mes savo laidoje žiūrovams uždavėme klausimą, kiek Timas Simniška investavo į savo automobilį. Tiksliausiai atsakęs žiūrovas laimės 2 bilietus į Klaipėdoje vyksiantį drifto iššūkį. Tai Timai. Bilietų man tikrai negaila. Bet klaust, kiek kainavo drifto automobilis, čia kaip moters klaust, kokį jinai amžiaus. Tuo atveju, jeigu jie gerokai virš 25. Manau, kad tikslinga būtų pasakyti, jog jisai kainavo galybę darbo, laiko, žinių, užsispyrimo ir draugystės išbandymų. Tai yra jo reali vertė. Jeigu mąstyti apie tai, kiek kainuotų pasigaminti tokį automobilį, aš manau, kad teisingas atsakymas turėtų būti apie 110 galbūt tūkstančių litų. Žinoma, neįskaičius jokių darbų, kurie turėtų sudaryti dar mažiausiai 30-40% šitos vertės.
Taigi, jeigu skaičiuot skaičiais, jeigu dabar turėčiau daug pinigų ir norėčiau pasigaminti, pats garažę besikučiant, manau, kad man tai kainuotų apie kokį 110 000 litų. Jeigu taip, kaip jisai buvo daromas, tikslingas būtų pirmas atsakymas. Tai yra tiesiog kalnas laiko. Tai tiksliausiai atsakė į šitą klausimą, tai Laurynas ir Marius, tai mes su jais susisieksim, pasimatysim žinoma ir Klaipėdoje. Tai ačiū tau už atsakymą ir pasimatysim Klaipėdoje, ar taip? Jo, pasimatysim Klaipėdoje, Marius prieina, jo atsakymas man labiausiai patiko, kadangi skaičiais apeliuot. Šitoje vietoje, kaip ir sakau, yra tiesiog negražu, nes, kaip ir daiktas, kaip ir galima jį įvertinti, bet kaip ir neverta, nes vis dėlto tai yra kūrinys. Juk tikrai paveikslą nutapyti, kas čia iš tų dailininkų garsesnių yra. Mano Ievai, pavyzdžiui, ar ne? Nėra labai brangu, bet jo kaina yra neįvertinama. Nes iš esmės jau parduot už jokius pinigus būtų negali. Ačiū tau. Iki. Tie žiūrovai, kurie stebi mūsų laidas ir užsimanėte patys pradėti driftinti, bet nežinote nuo ko pradėti, tad norėčiau jūs būtent pakviesti į mūsų Drifto akademijos rubriką, kur pamokas, kaip reikia driftinti, praves mūsų komandos kapitonas Kastytis Alekna. Taigi viena iš technikų, kuri vadinasi Skandinavijos flick, tai yra Skandinavijos vingis, jį galima naudoti su mažiau galingesnė mašina. Jeigu jums neišeina pasistatyti mašiną iš sankabos spyrio arba tiesiog iš rankinio, jūs galite bandyti mašiną priversti slyst šonu iš inercijos ir iš būtent permetant jėgą iš vienos pusės į kitą. Tai kad tai padaryti, jūs turite įsibėgėti, pradėti sukti į vieną pusę ir staigiai į kitą pusę ir paspausti gazą pilną. Tokiu būdu mašina pradės slyst šonu. Kad pradėti naudoti rankinį, jūs turite pasitreniruoti, vienu metu spausti sankabą, traukti rankinį ir sukti vairą. Taigi, padarykite tai 10-20 kartų, tol kol jūs nepradėsite jaustis patogiai. Ir laidos pabaigoje mes norėtumėm padovanoti 2 bilietus į Klaipėdoje vyksiantį drifto iššūkį. Kad laimėtumėte 2 bilietus, jums reikia atsakyti į klausimą, koks buvo pats pirmasis sportinis Andriaus Šibirkos automobilis. Savo teisingus atsakymus siųskite Dėvena Sport Facebooko paskyroje radę skiltį. Aš norėčiau jums palinkėti gero šeštadienio ryto, susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki.